Labas rytas. Miegojau iki 10 beveik ryto. Kojas skauda, bet organizmas žino, kad dar reikės šiandien nuvažiuoti. Tai stojau, pradėjau dėtis daiktus. Panašu, kad šiandien visą dieną lynos. Kedai visai sausai neišdžiuvo, toli gražu. Bet misija yra misija. Tai susidedu daiktus ir varom į kelią. Šaunuolės, Aleksai. Paskutinis šlakelis vandens. Geros naujienos, prasidėjo asfaltas, kurio taip pasiilgau. Blogos naujienos, pradėjo gan smarkiai lyt. O vandens vis dar neturiu. Jau ištroškau. Lyja. Per kažkieno pietus, tikrai ne Alekso. Nes jis alkanas ir šlapias ir ištroškęs. Bet mūsų tikslas jau netoli. Merkinė už 7 kilų. Net mint nereikia man šiandieną. Koks laimingas aš rytą. Na kągi. Čia matome Dzūkijos nacionalinis parkas. Nusimato daug kaimų. Nusimato nuotykiai. Geros emocijos. Nusimato tikrai geras kelių dienų žaidimas. Nusimato daug gražių namelių. O dabar važiuojam į Dzūkinę. Tai kavinė Merkinė. Kaip matot, Aleksui pačiužė stogas nuo vandens ir maisto stokos. Nors jis dar turi bananą, bet nesiryžta jo suvalgyti. O lele. Įvažiavau ką tik į Merkinę. Kaip lyja. Nepavydėtinai. Gal turit skaičių paskolinti? Bandelis.
Visai nieko, visai nieko. Vytautas, atgauk jėgas. Machetes? Kur tu buvai? Ką atvežęs? O gal turit kortelę? O, liuks. Nusiskanavo? Taip. Ačiū. Padėkite prekę ant svarstyklių. O, lygiai 10 eurų. Na, taip nebuvę. Pasirodo būna. Tu čia ratais, kvadratais. Iš kur vykstame į Lietuvą? Iš Marijampolės. Ai, Suvalkijos sostinės. Suvalkija, žinau, aš į Marijampolį draugai su manim Anglijom dirbo. Tai. A, ne? Iš Mardasavo, bet Merkinėse namus nusipirkau. Aha. Dieną Sveiki. su kamera. Filmuoju kelionę Aha. ant kapo. Čia navigacija. Aš esu partizanų. Partizanų anūkas? Of course. Wow. Are you speak English? Of course. Jūs pažįstami? Aha, tai Ai. mes kartu mes dirbame. draugai. Ai. Bet aš Anglijon irgi pradirbęs daug. Jo. Are you, kaip pavardė, mamo, tėvo? My? I'm Bagdonas. Ai, Bagdonas. Vlado Bagdono, gal giminai? No. Mano tėvelis gimęs 2010. 20? 2010. A. Seniai vaikus gabėt, nežinot. Ką mano Edvinas. Tam ir keliauju dabar, kamerų žinot. Ir filmuoja, važiuodamas. Malin mes gyvenom. A. Nufotografuok centro mane. pusė. Nufotografuot? Bingelių. Tai gal kartu nusifotografuojam. Davai, bet Bingelių kaimas. Nufotografuosit mus? Nu, palaukit, o kur spaus man? Šitą baltą. Baltų. Cool. Nu, tai davai. Tokit. Bingelių kaimas. Peace. Kol čia? Baltą nufotkinot? Va, Va, donatai. akšy, kur tu bėgi? Barzonai, akšy. Taigi, va. Ai, su amortizatoriais mano dviratis dar, va, savo amortizatoriai. Ir ty, ir priekin. Nu, yra čia visko, žinokit. Čia tai pas jūs ne. Tai padangos. Dangos tik tai ir vairas. Ir va. čia Svarbu važiuoja. ta- Čia. Iš taško A važiuoji į tašką B. Gal statyti. Taip. Iš taško A į B, C, D, E, F, G. Mano O žmogų, va, kad turėtum kuo transportų patys, bet išgyryti su dviračiu negaliu. Ale neskauda jumi už pakalio dušą. Na, aš su dviratininko šortais po kelnim. Ai, Bet žinokit, po pilnos dienos važiavimo, vis tiek kad jau sulijo be gailesčio šiandien, tai nebijau nei lietaus, nebijau. važiuoju net cukrinis, neištirpsiu, nebent susirgsiu. Ar tai Kiek žmonių čia gyvena, merkiniai? aš sakysiu, kiek emigravusių gali paklausti. O dabar buvo iš 3000, tai dabar gal pusantro, ar yra, ar nėra. Wow. Kiek išmirusių, o kiek biski šiltas. Tu tortų šimkų iš pabutelių. tai reikia Janį nešti. Taigi Janį ir neši. Tai jums linkėjimai nuo Dzūkijos. Ačiū. Graži kepurė.
Labai skanus alus, Aš Gineso. Nes, jo, tai Man draugas atidavė, sakė, aš buvau Tai visą Anglijos ir sakė, aš kioskį nupirkau. Atidarytuvas įrankė, purė. Yra, bet pamirštu, niekam netidarau. Virsi šaltas. Sveiki. Kas čia buvo? Aš jau Puvočiuose atvariau prie apžvalgos bokšto, kuris man atrodo prirakintas. Ir kartu su juo stiebėsi bokštas. Tikriausiai Telijos. Ne reklama. Nieks mane moka. Bet kaip suprantu, tai medžio gabaliukas įdėtas. Sezamai atsiver. O. Turiu pasakyti, kad atmynus jau šitais laiptais lipasi sunkiai. Pats aukštis tai tikrai nepadeda. Tik į priekį voveruškos. Šiuo atveju tik į viršų. Vėjas. Gimdymo garsai. Wow. Wow, wow, wow. Visi Puvočiai matosi. Galėtų truputį ir platesni laiptai būt. Oi, mano kojos. Žinai ką, nemaniau, kad aš tai pasakysiu, bet bebenčiuk pasiilgau tavęs. O aš tik pradėjau ilsėtis nuo tavo nuolatinio niūniavimo ir skundimosi, kad vienam vairuot reikia. Aš čia biškį buvau ant jo supykęs, žinok. Jis kaip ir paniberijų nekelia, bet kai siūliau pasikeisti porą kartų, tai tik tai galvą papurtė. Kašėtos. Dar vienas kaimukas. Tada! Marcinkonys! Kokios trobelės. Ką tu? Tai ką, čia ir įsikursime? Ne čia. Ne čia, bet Marcinkonyse. Įsikursime bent 2 naktim ir lankysime aplinkinius kaimus. Mūsų bazė pasiekta. Čia geležinkelis, kuriuo gali nuvažiuoti į Vilnių tik tai, jeigu neklystu. Mums labai tinka viskas čia. Netgi rozetės yra. Tikiuosi veikiančios. Galbūt čia užsikursim laužiuką. Ten su dievais pašnekėt galima.
Ir pagaliau galima išsimaudyti. Beje, nepaminėjau, čia yra Kastinio ežeras. Kastinio stovyklavietė. Prie pat geležinkelio, kurį matėt. Yra viena kita palapinė. Ką padarys? Reikės dalintis šitą didžiulę stovyklavietę. Pradėsiu nuo arbatėlės, nes darosi vėsu pasėdėjus apie pusvalanduką. Yra kas veikti iš šlapių šakų, užkurt laužą, iš tikrųjų. Jau pusvalandis trypsiu prie šito laužo. Come on! Aš tikiu tavimi. Auk, auk ir tobulėk. Va apie ką aš kalbu. Jau žodžiu tas mocarelos lazdeles. Panašu, kad man šiandien teks tunas ir mišrainė ir duona, nes laužo stadija yra tokia. Neįmanoma iš šlapių šakų užkurti laužą. Bent jau ne man. Viskas gerai. Jau šiandien nieko neišspausiu aš čia. Lyja, šalta, tai lendu į savo urvą ir šiandienai užteks. Rytoj nusimato gražesni orai, po truputį šviesės, šiltės. Būsiu čia bent 2 naktis ir į tą laiką narpliosiu po kaimus. Aš esu mumija. Jau 2 valandas taip guliu. Aš šiandien atsisakau kažkur važiuoti. Tiesiog per šalta, per šlapia ir neturiu jėgų. Mes iš tų, kurie nepasiduoda. Pasikroviau bateriją truputį palapiniai. Beveik 10 valandų jau. Ir atsibodau gulėt, galvoju, eisiu pasivaikščioti ar dar kažką. Ir vis galvoju, nu tai kur to sauso kuro gaut, kur sausų malkų ar kažko rast. Vaikščioju aplink, žiūrau į medžius, galvoju, viską šlapia, 3 dienas lyja. Ir tada priėjau konteinerius. Galvoju, okei, pasitikrinom truputį. Tai atidariau pirmus 2 ir radau kartonų, tada atidariau dar 2, iškarčiau maišus ir turiu porą maišų. Tai sudėtingi laikai reikalauja išradingumo. Ir parsitempiau dar malkų. Tai bandysiu sumesti viską į vieną krūvą ir uždegti. Ir tikėtis geriausio. Bet abejoju, ar pramuš tą šlapumą visą. Nežinau. Ten turbūt daugiau vandens negu malkos.
Bandysiu. Kažkas po biškį darosi, bet tas kartonas ne tas nedega iš tikrųjų. Nu, gal įsidegs. Galim tik tikėtis. Kažkas vaikšto po mano galvą. Man pavyko. Spėkit, kas eis kept mozzarella lazdelių. Jau mane reiks išmest. O suvalkiečių išmesti ką nors būtų tragedija. Toks pasididžiavimo jausmas. Lyg, nežinau, būčiau sukūręs kažką. Toks jausmas, lyg būčiau išradęs ugnį. Viskas. Dar truputį planuojasi rytojų, ateinančias sekančias dienas. Tiesą sakant, jau išsikraudinėja visos priemonės ir nežinau, ko imtis. Bet užbaigim gražesnę natą. Pavalgiau mozzarellos lazdelių. Buvo labai skanu. Ir rytoj geras oras. Labanakt. Rytas. Tai ką, paliksiu visus daiktus čia, važiuosiu į parduotuvę ir reikia vandens, galbūt dar ką nors nusipirksiu, o dar galvoju užsukti į tą turistų centrą. Ar kad ir kas ten bebūtų ir paklausti dėl malkų. Gal yra kokia vieta, kur galėčiau gauti. Tai pavyktų išsikurt laužą, įsidžiovint drabužius, sušilt. Žiūrėsim. Labą dieną. Sveiki. Keistas klausimas, bet būtų įmanoma pasikrauti pas...
Labas rytas. Labas rytas. Jūs prižiūrit čia? Taip. Aha. Kuriat pirtį? Ne. Pečių, kurio šiukšlę deginu. Aha. Jei norit pajust, kur reiškia dzūkų audiniai, užeikit pažiūrėti dokumentinės medžiagos Paredzymų kanale. Ten pamatysit, kaip Šilų dzūkės audžia ne tik drobės, bet ir Dzūkijos atmintį. Tai moterų rankomis išsaugota istorija. Ačiū, iki. Prašom. Labas rytas. Galima užeit? Aš turbūt su netradiciniu klausimu stovyklauju čia prie ežero pastinio ir jau kelias dienas lyja, tai nerandu jokių malkų, nieko. Yra kažkokia vieta lankytojam nusipirkt malkų galbūt? Nelabai žinau. Visi jau turi, bet tokios paslaugos dar niekas neturi. Nu tai aš tą ir pagalvoju. O kokia čia ekspozicija? Galite užėti pasižiūrėti. Tiek apie gamtą ir apie žmonių gyvenimą. Čia pušis augus pelkėje 90 metų. Netrūksta deguonies, nes apsemta viskas vandeniu, todėl trūksta medžiagų. O čia smėlio kopai. Net netelpa į kamerą. Čia pirtis kažkokia irgi. Labiau kvapai negu drėgmė. Važiuoja kokocis ir šneka, kokia Dzūkija panašiai ant Dzūkijų. Ir pušys tokios, kaip pušys cikrinės, ir samanos visai kaip samanos. Ir debesys plaukia balci, ir dūmoja kokocis iš kur. Ta visa Dzūkija tokia panaši ant savi, ir te primena karvės akis. Važiuoja kokocis ir stebis, kokis rudenėjantis oras aplinkui pušis, o dangus va tokis, o kelocis tas pats, vinguriuoja tenai, kur žinai, kur surast. Nupūtė mano pagalvėlę.
Lietinis vanduo. Buvau nusprendęs nesimaudyti. Nes nėra šilta labai. Visada turėjau man kitokių planų. Šitos pagalvėlės niekam netiduosiu. Einu džiovintis. Ai, ką aš čia gulėsiu visą dieną. Varom į meškos šikną. Keturios valandos penktadienis, lyg žmonės dirbtų tuo metu. Atsiliepk! Ну как, Илья, вот уезд? Labas. Aš grinai meškos šiknoj dabar. Nieko sakau, aš dabar grinai meškos šiknoj. Tai kas atsitiko, blogai kas nors? Ar meška prarijo tave? Neprarijo manęs meška, bet aš, literaliai meškos šiknoj. Nu tai tu man išversk į lietuvių kalbą. Tai čia lietuviškiau negali būti. Meškos šiknoj. Meškos šikna, eik tu savo. Nu tai aš to melavau dabar. Na ko? Labas. Labas. Aš meškos šiknoj. Ta prasme. Nu tiesioginė. Ką reikia? Nieko, šiaip skambinu. Ai, šiaip skambinė, ne? Jo, bet aš meškos šiknoj. Supratau. Tai ką veikia? Stoviu tiesiog. Kur? Meškos šiknoj. Kur randasi? Meškos šiknoj. Labas. Alio? Labas. Lamba? Miegojai keba. Ne. Tai kad jo. Žinai ką? Na. Aš konkrečiai meškos šiknoj. Tai jau kaip ausy gal norėjai pasakyti? Ne, aš meškos šiknoj. Ausy? Tai aš gal žinau, kad aš meškos šiknoj. Ne, ką tu? Sakau, meškos šiknoj aš konkrečiai. Ne, ką tu gero? Įstrigęs meškos šiknoj. Kaip dviratis lūžo. Meškos šiknoj, tikrai. Na, tai. Tai tam ir skambinu, žinai, kad pasakyti. O viešpatie. O Jėzau, kaip ten vėjuota pas tave, ne? Nu jo. Kai atsiduri meškos šiknoj, tai tikrai vėjuota būna. Nežinau, man nebuvo viena. Tau nebuvę, kad būtų meškos šiknoj? O kaip siekas, ką veikia gero? Nu dabar tai pakliuvau į meškos šikną. O viešpatie. O tu kaip pradėjai gert. Tau irgi meškos šikna juokinga.
Aš gyvuoju jau kelis šimtmečius. Mačiau, kaip keičiasi epochų vėjai, kaip žmonės juokiasi iš tų pačių dalykų, vis nesuvokdami, kad laikas juokiasi iš jų. Todėl ne, aš nemanau, kad meškos šikna yra taip juokinga. Katinas Landsbergo iki Driugelių nori į jaunas Kacinaitis. Matau, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavėjo. Pavyks. Na, pavyko suspėti į kavinę vietinę. Net nežinau, koks čia pavadinimas. Iš tikrųjų. Bet sakė, kad jau buvo be užsidarąs. Siūlė kažkokių virtinukų su grybais ir pasiūlė marcinkonių limonado. Cheers. Gan autentiškas skonis. Kad aš galėčiau perteikti kvapą. Ir aš žadėjau rytoj, kad galiu ryte atvaryti dar deserčiukų, nes šiandien jau sakė, viską išvalė, užsidarė. Bet rytoj ryte dar varysim spurgų prieš visus tuos kaimus. Mačiau, man patinka. Spurgos iš pat ryto. Juodzėjo kacinai geltonų pienių lauke, iškėlų į savo vadegas virš verksmų. Ieško pelokės, kad rusuvodė sapne, gulėdami ant minkštos marytės sopkės. Jaunas Kacinaitis. Pavyks. Juodzėjo kacinai geltonų pienių lauke, iškėlų į savo vadegas virš verksmų. Ieško pelokės, kad rusuvodė sapne, gulėdami ant minkštos marytės sopkės. Ant tos pačios sopkės ant katros marytė gėrė kavų, su kondensopkės skaitydama žurnalų apie kitus vieto galų dinai. Už jūrių mariukų žmonės gyvena biskį kitaip, negu mes papratyca. Pas juos kitų spalvų pančiakos, kitokie čia verykai. Dinai kitokios gėlės ir nikdzi nebūna žiemos. Dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės, nedygsta baravykai ir žemuogių nėra. Užtat noksta papajos, visokios marakujos, o avokadai grėceniniai norint reikės tept. Tinai kita brokuojas, kitokį tipo aukštukai, tinai tave miškan gali nutrūčyt smauglys. Tinai kitep dainuoja, kitep ir tansavoja, tik tai čiodnas dalykas, kacinai tie irgi būna juodzi. Juodzė kacinai geltonų pienių lauke, iškėlė savo vodegas virš verksmų. Ieško pelokės, kad rusuvodė sapne, gulėdami ant minkštos marytės sopkės. Oi, koks naglas katins. Turėsim kaimynų šiąnakt.
Rytoj vyksiu į Musteiką ir į Margionis. Du, aš tikiu, labai nuostabus kaimai, kuriuos truputį nufilmuosiu, pastebėsiu, nupaveiksluosiu savo galvoj ir vakare kursiu didžiulę ugnį skirtą mūsų dievams. Trumpai tariant, paliksiu visus daiktus čia. Pasimsiu tik tai, ko man reikia tai trumpai kelionėje aplink kaimus. Gausis toks ratukas. Tai dabar renku šakalius ir lysiu į savo urvelį. Miau! Andoja. Laima. Žemyna. Tai ką, aš varau miegot. Šiąnakt, kaip matėt, turim kaimynų. Jau 11 valandų, bet jiem vakaras tik prasideda. Tai rusiškos dainelės į trasą pradėjau eiti. Bet aš turiu ausų kištukų. Manau, kad užmigsiu. Tai labanakt. Susitiksim rytoj. Tai yra gamta. Dėl kurio pats svaigstu? Aš svaigstu. Man tiek planų. Aš mažiau gyvenu. Ir debesys plaukia balci, ir dūmoja kokocis, iš kur ta visa Dzūkija. Tokia panaši ant savi, ir te primena gėlėtų skeptų.